Išduosiu paslaptį, tai turbūt pirmas pašnekovas mano gyvenime per 25 darbo televizijoje metus, kuris į studiją atvarė tiesiai iš bėgimo takelio. Ne takelio, jis gatvė bėgo 15 kilometrų ir atbėgai pas mus. Nuo kokio rajono bėgai, kur startavai? Startavau Liepkalnio gatvėj prie stadiono, tada nuvariau link Naujamiesčio, išgeriau kavos, grįžau atgal, tada link Nausėdos namo, kur regioniniam parke, prie Belmonto. Prie Belmonto, taip. Jo, aš tiesiog kartais nespėjau persirengti, reikėjo dabar pasirinkti, ar aš pasportuoju ir atvarau pas jūs ramus ir atsakinėju klausimus jau logiškai ir gražiai, arba nepasportuoju ir tada nervai prasideda. Aš jeigu nepadarau sportinių pratimų, aš blogai jaučiuosi fiziškai, nervingas labai, kaip arklys, man reikia išsibėgėti. Tai pradėsime. Rusiją lydės sėkmė. Ar Tapinas, ar Ohmanas. Iš esmės, jų laukia labai blogas likimas. Kaip ir aš su žodžiais peržengiu administracinę teisės ribas, tam tikras jis peržengia tam tikras ne tik administracinės, bet ir jau baudžiamosios. Žinot, kad aš galiu viešui žmogui pasiūlyti čiulbėt, siūlau tą patį jums, nes jūs esat prorusiškas šūdo gabalas. Iki. Nu, tikrai čia daug yra blogų bairių, jie nėra konstruktyvūs. Žemaitaitė, esi pedofilas, padok į teismą. Tuo metu, tiesiog sunervinu tie urodai visi. Taigi aš apie jas, sakau, nieko nežinočiau, jie pradėjo ten pilti šūdą ant mūsų. Taip, galim interviu rusiškai. Ką jie sakė, kad tu vagi pinigus? Neskaidrus pirkimai, kad čia vagiam pinigus, galima pigiau. Sveiki, mes šiandien esame su Remigijus Žemaitaičiu, kuris bando vaidinti, kad jis nėra Remigijus. Visų turbūt video, kokius aš esu matęs tokio pobūdžio veikėjų apie tave, jie vis tiek visur akcentuoja psichinę sveikatą. Visada. Vasaras 5, visada vieta jums. Su psichiniais ligoniais nebendrauja. Kodėl jūs tada kalbate su savim? Jie pradėjo tą daryti, taikyti apie psichinę sveikatą ir apie visus dalykus, nes tuo metu aš turiu insaidų iš PR politinio, jie žiūrėjo, kad visuomeniniai visi tie veikėjai, kad nedaug dievė neįtų į politiką. Nes man buvo net keli pasiūlymai eiti į baltaros. Taip, sako, kad tu Šimonytės konsultantas. Tavo snukis šitam ekrane, ne dėl to, kad tu čia kažkoks labai moralus vedlys ten žmonių ir taip toliau, kad tu savo metu ten turi kiaušus kartais, kai reikia, tai žinai, ir ačiū Dievui, ir aš vis dar jas turėsiu, jeigu reikės, ir jeigu reikia, ir visą laiką esu pasiruošęs. Ar tai yra tas, kas tave apibūdina ir dėl ko žmonės tavo tą snukį įjungia, tikriausiai ne. Tu esi komikas, you are funny guy. Tu turi juokinti žmonės. Jeigu kas norės iškirpti šitą klipą, aš sakau, aš čia dabar ironizuoju ir nesakau, kaip aš galvoju, sugadinau jums visą TikToką dabar.